Tada sankava. Važiuoju į Ameriką. Su elektriniam nemoku važiuoti. Sveiki, bičiuliai! Kur mes esam? Klaipėdoje. Kelintas vlogas, nebežinau, nes jau dirbam normaliai. Ne, juokauju. Sveiki, bičiuliai, esam, kaip sakiau, Klaipėdoj. Smagu matyti tiek žmonių susirinkusi. Aišku, ankstyvas rytas. Žmonių tik renkasi. Šiandien Klaipėdoj yra jūros šventė, tai manau, kad bus labai daug žmonių. Kaip mėgau? Mažai mėgau. Vakar buvau miške, medžiokliai. Nieko gero nesumedžiom, nieko gero nematėm. Nu, žodžiu, ir užmigau 2 valandą ir kėlėmės be 15:07. Gerai, kad operatorius pavairavo. Tai biški, tipo, sakiau, eisiu miegoti, bet neįmanoma. Visokios mintis, bendravimas ir taip toliau. Tai gerai, ką žinau, gyveni ir mokusi. Čia yra stabdis, čia yra gazas. 2 pedalų vienu metu spausti negalima. Stabdį paspaudžiam 2 kartus ir laikom, mašinėlė važiuoja atgal. Vairą laikom 3-9 valandą ir sukam į 70 gerai. Jeigu apsiverčiam, ant kas nieko nespaudžiame, tada paleidžiam, kolegos sutvarkys ir važiuojame toliau. Gerai? Ok. Nu, kurį čia vėjam, va, Simas padėtas. Per vidų, va taip! Ai! Stogą, turim stogą! Na kas, lapausiai jūs? Jau radarė kažkuris, vai. Oi, na ką, kaimas, viskas. Buvo malonu. Oi, neprasileidau, su elektriniam nemoku važiuoti. Na, ne, žiauriai fainai iš tikrųjų. Ignas Geležinis, irgi lenktynininkas, tai sukūrė visai fainai. Labą dieną! Nu, norėsim pakeisti ratą mes. Tik tiesiai, nes super ilgai, viršus atsuka, apačia užsuka. Gerai, pala. Atsuka viršus, užsuka apačia. Jūs norit konkuruoti? Jo, mano brolis irgi. Kiek geras laikas? Kiek geriausias rezultatas? Padarė kažką 6-8 gal sekundės. Jūs padėjot? Ne, pats. 3, 2, 1. Ačiū, mergaitės. Per 7 sekundės jau čia visai neblogai. O reik 1,2. O, čia street foodas, visai nice. Kažką, neužkasti. Šaltekai, pink soup. Rokas vaišino? Nu, dėja jo. Dėja? Po blyną kokį? Pats kaip tai. Ką bijai? Ko bijau aš? Niekas. Saulių bijo vakar. Aš bijau Saulių. Aš nežinau, kaip su kartingu Saulių išpiešti. Aš bailys. Tai kaip Saulė, reikia paaiškinti? Taip, ir šaunys. Jau visiems prieš kamerą. Kaip Saulė nupiešti? Kaip Saulė nupiešti? Piešėjau esu pieštuką. Žuoji sankabą išmini. Atvarai pirmu, tada sankabą. Pilną gazą net leis.
Pilną gazą laikyti? Tai užkals modorsas, kai jam pirmą bėgį. Užkals. Iš visų simuliatorių, kiek aš esu bandęs ten, mašinų, taip toliau, o tokių iš paprastesnių, tai panašiausias idėjas. Reiškia, iš kūno reikia, opa, užmesti tada gaziuką, ne? Šiaip geriausia, supranti, duodi gazo, pakaba sukyla, tada atleidi gazo, pakaba sutiesta. Ir kai jinai atmetinėja, vėl gazo, ir tada labai lengvai iškyla. Julius tas parodė. Dabar viską paaiškink. Leka, nenulėčiau, mažas esu, žinai. Nieko baisiau. Pagrindinis dalykas, neišsigąs, kai jisai iškyla. Visat laikytis ir laikyti bėgus. Va taip patiesi, kaip atsisėdai, va taip, jo. Nes jeigu va taip paimi riešą, gausis, kai tu iškilsi, tu su visų kūnu temsi ir tada iš visos rankos. Tai ką dabar? Važiuoju į Ameriką. Čia garinis statusas. Ai, čia. Neskubėtų su ranka, atpalaiduok riešą. Reikia būti atpalaidavus riešą, nes aras, kai važiuoja, tai jis visas atpalaidavęs. Jisai kaip balerinas šoka. O aš negaliu, nes mažinau atpalaidavęs. Pirmą bėgį žemyn dabar reikia. Biškį kojytę atitraukį nuo bėgių skirties, kad neįjungtų kito bėgį. Labai jautrus tas. Tada jau dabar viskas gerai buvo, tu išsikėlė ir tada tu labai sutrukinėjai daug. Tada iš to adrenalino tau norisi išneikti. Bet man sunku pajausti tą milimetrą. Tada milimetrą. I'm so scared. I'm so scared. Rockets, but your Sportas ir ponai, ko daryti be triukšmo? Tai yra žmogus, kuris pasižymė ne tik savo meistriškumu, ne tik patirtimi lenktyniaudamas, bet ir yra puikus kalbėtojas. Dakvest yra Rokas, pats už ką daugelis mes žinome, tai yra žmogus, kuris tiesiog yra įkvėpimas jauniems, kuris jau pajauti, kas yra Dakaro ralis, tapo FIA Europos rallycrosso čempionu. Taip pat užėmė trečią vietą prieš 3 metus Dakaro ralyje T4 kategorijoje ir tais pačiais metais
metais tapo geriausių rūkių, geriausių naujokių tose varžybose. Tikrai daugelis sutiksit, kad įspūdinga karjera yra šio. Norisi vis dar sakyti jaunojo lenktynininko. Ir jisai šiandien sakęs visą savo pasirodymą skiriu savo naujagimiam vaikui. Praktiškai pasak jo šiandien yra dvigubą šventę ir lygiai tą pačią emociją, ir lygiai tą pačią šventę jisai siunčia man čia Klaipėdoje. Galite geležinę musę, garsas lieka tik tai ausyse. Nu ką, pravažiavom pirmą stintą. Visai smagu, kai daug žmonių, labai smagu daug atvažiavo tikrųjų palaikyti manęs, nu, nepalaikyti, tiesiog gal labiau nusifotografuoti ir įsiamžinti nuotraukas. Su tuo bagiu, žinai, per daug nieko negali stipriai ant asfalto padaryti, tai biškai ant 2 ratų. Tai tiesiog emocija su žmonėms susipažinti, praleisti gerai laiką, tai labai fainiai, labai smagu. Pirmą tą stintą pralekėm ir antrą lieksim dabar su kartingais ir trečią lieksim dar su bagiu ir su raideriais. Tai bus įdomu pažiūrėti, kaip mums seksis. O šiaip šiltas, smagu, vakare nealkoholinis alus. Esame kartu su Roku Mačiuksa čia pas jį paviljone ir aš, Rokai, nežinau, tu negirdėjai, bet pasakiau, kad tu esi jau mūsų Lietuvos Dakaro, gerai, gal ne legenda, bet jau legendukas tikrai. Kaip tau patinka šitas titulas? Nu ir nesu dar senas, tai iš tikrųjų 25 metai, bet norėčiau visiems pasakyti labą dieną, klaipėdiečiai, labą dieną Lietuva, labai smagu matyti čia tiek daug susirinkusių, pažiūrėti visokių sporto šakų, nuo moco, nuo bagių, nuo Formulius 1, tai iš tikrųjų labai smagu matyti tiek lietuvių. Iš tikrųjų įspūdingas vaizdas, net ašaros akyse pasirodė man, kai Rokas Baciuška užlipo ant savo bagio ir pradėjo maliuoti Lietuvos vėliavą. Pagaliau išėjau iš žmonių minios, taip užpuolė, jau senokai buvo taip užpuolė. Čia, sako, dar vieną, tai čia dar, žinai kaip būna, dar po vieną, o po to jau nepareini namo. Viskas puikiai pavyko, Lietuvos vėliavą pavyko iškelti viršų, tai ačiū jums, klaipėdiečiai, Lietuvos žmonės, kad atvykot, net pasidrovėjo, dar aišku jūros šventė, tai ir dar geras oras šiandien nelijo, toks dušnekas, bet labai fainiai. Ačiū komandai, atvažiavo, pabuvo, pastatė viską, pasirūpino manimi, aišku, ačiū Red Bullui ir visiems organizatoriams, kurie padarė šitą šventę fainą ir malonę. Nežinau, jums patiko ar nepatiko, like, comment, subscribe, būtinai, nes mūsų kanalas mažas yra, mes gal ne tie didžiausi influenceriai, bet mes paprasti žmonės, bandom daryti, kas mums patinka. Tai ačiū jums ir iki kitų kartų.